Kodėl MR? Ne M1 reklama, MR. Nežinau. Ne, čia vystėsi nuo labai ilgai. Prieš 15 metų kažkada buvo M, kažkada vėl kažkas ir įsivystė į tai, ką įsivystė. Kaip čia jau elgtis? Į žemę metį veikia. Tai aš toj laiku, kad nusistatau, kad neužsišnekėčiau per ilgai. Tai sveiki dar sykį, Dalius Marškinėlis. Kam sunku ištarti mano pavardę ir dedat varnelę, tai visada galite sakyti Dalius Marškinėlis ir visiems bus aišku, kaip kas ir nesakyti Dalius Marcius. Tai kam paprašiau, Dalius Marškinėlis. Tai truputėlį apie mane. Esu vedęs, turiu nuostabią dukrą. Turim Hamų augintinį, tokį labai fainą, bet fainą. Kaip ir visi, aišku, mėgstu atostogauti, keliauti, visą kitą, tai mano labiausiai turbūt atostogos smagiausias ten, kur nereikia gulėti, reikia kur kažką veikti, tai mėgstu ir pasnowboardinti, mėgstu ir kažkur palaipėt, bet didžiausias turbūt hobis ir aistra yra prasilėkti su motociklu, tai puikiai prasilėdina galva. Ir pailsi nuo visko ir vėl gali nerti darbus. Tai čia yra nuo vaikystės, turbūt nuo 4 klasės iki šių dienų šitas hobis. Įmonė. Šiandien įmonė jau 15 metų. Prasidėjo nuo vieno žmogaus įmonės, kai tik tai buvo pirk parduok, nieko neturėjom, viską perparduodavome ir patys nieko negamindavome, o šiai dienai išaugom į gamybinę įmonę, kai viską gaminame patys ir tą darome jau dabar 15 metų. Trumpai apie kas yra tiksliniai mano klientai. Tai geriausia klientai yra įmonės turinčios bent 50 darbuotojų, chemijos pramonė, trąšos, medija reklamos agentūros, gamybinės įmonės turinčios bent 100 darbuotojų ir startuoliai. Tai čia matot įmonių logotipus, su kuo mes dirbame, kas yra mūsų klientai. Čia yra tai labai nedidelė dalis, bet matydami šitos logotipus ir matydami galbūt jų konkurentus ar lygiai grečias įmonės, tikrai galite mus jiems rekomenduoti. Pelningiausi mūsų produktai. Tai drabužiai, apranga verslui, reklamos su įmonės logotipais. Turime ir visus rūbus ir visas priemonės juos subrandinti. Tai yra išsiuvinėti, atspausdinti ar kitaip uždėti logotipą. Užsakymas 1-2 vienetai, tai mums yra blogas užsakymas. Jeigu reikia jums asmeniškai, tai paslaugą tikrai galiu padaryti. Bet jeigu rekomenduosite iki 10 vienetų kažką subrandinti, tai bus prasta rekomendacija. Jeigu tai yra bent jau nuo 10 vienetų, ok, galim padaryti, bet mažiau nesinorėtų. Produktų pakuočių projektavimas bei gamyba, čia truputėlį man mielesnė, artimesnė sritis. Tai dažniausiai būna nestandartiniai projektai, kur reikia kažką sugalvoti, sudėlioti, subraižyti, padaryti prūfus ir kažką įpakuoti, kad tai būtų išskirtinis, gražus dalykas ir produktas turėtų papildomą pridėtinę vertę. Reklaminės atributikos gamyba, tai realiai nuo tušinuko iki puoduko, iki pelioko, tai standartas, ką daro ir visi. Mes irgi turim tuos pačius Europos ir ne tik tiekėjus ir darom tas pačias verslo dovanas. Kompleksinė reklama, sprendimai, kai darom food service. Tai turim klientus, dažniausiai tai yra didelis įmonės, kurios turi daug darbuotojų, kur rūpinamės viskuo. Nuo vizitinės kortelės darbuotojai, iki welcome boxo, iki renginio, kuris per metus pas mus išleidžia 50-100 tūkstančių per visas kažkokius nedidelius pirkimus, bet tiesiog susidaro toks krepšelis. Toks klientas yra labai puikus, nes jis kiekvieną turbūt savaitę duoda skirtingus užsakymus, skirtingus projektus ir su juo yra labai lengva ir paprasta dirbti. Tiesiog gauni užsakymą, padarai darbą, mėnesio gale išrašai sąskaitą, dažniausiai kiek kas kainuoja sužino mėnesio gale, bet visiems tas tinka, nes yra pasitikėjimas, tai kaina būna sąžininga ir visi taupo savo laiką, tai tiesiog viskas vyksta labai paprastai. Konkurencinis pranašumas tai lankstumas,
visada galima kalbėtis, viską galima žiūrėti su manimi lankščiai, su vadyba yra truputėlį kitaip, nes pasakyta, niekas taip nesustiprina draugystės kaip iš ankstinės sąskaitos apmokėjimas. Aš esu ankstesnis, tai galbūt tas yra irgi pranašumas. Kokybę darom arba gerai, arba nedarom visai. Kartais būna tokių projektų, kur tikrai tenka atsisakyti, nes arba nori tiesiog padarykit, bus gerai, ir tu sakai, sorry, nepykit, šį kartą ne, neimsim, nedarysim, nu, tiesiog taip. Ir susitarimų laikymasis, tai paskaičiuota kaina, pasakytas terminas, nesvarbu kas, bet tas bus padaryta sutartu laiku ir sutarta kaina. Visi kiti niuansai klientui neturi rūpėti, jeigu aš pasakau, kad bus tada, bus užtiek, bus taip, tai taip klientas ir bus. Būna niuansų. Neatvyksta, susigadina dar kažkas, bet klientui nuo to galvos neturi skaudėti, jis turi gauti tai, ką sakė ir sutartu laiku. Tai čia yra turbūt mano svarbiausias dalykas, dėl ko manimi galim pasitikėti ir dėl to klientai tiek grįžta. 5 minutės, bėgam toliau. Tai truputėlį per nuotraukas, ką mes darom, kaip ir minėjau, tai rūbai mes jų darom labai daug. Tai yra turbūt 50% mūsų visų darbų sudaro įvairi atributika, kurią mes brandinam. Tai ir emblemos, ir siuvinėjimas, ir šilkografija, ir sublimacija, ir šviesą atspindinti spauda. Ir tų rūbų yra begalė. Dabar net ir kolabinamės su Aidu, kai reikia kažko unikalesnio, įdomesnio. Pasiūnam rūbelius, dedam austinės etiketės, ten pakuojam, įpakuojam, tai tų variantų gali būti begalė. Tai tikrai turime ką pasiūlyti, per 15 metų tikrai turime atsirinkę puikius tiekėjus, puikius rūbus, nors turim turbūt 11 000 pozicijų, bet turbūt iš rekomendacijų tai yra kokie 3%, ką dažniausiai vis renkas, nes išbandyta, patikrinta, visiems tinka, patinka ir visi realiai grįžta. Tai dar truputėlį rūbų. Truputėlį paskaitinę spaudą, mes turim pasidarę tikrai labai išmanę ir puikią savitarnos svetainę evreklama.lt, kur visus basic produktus galite sakyti tikrai pigiausiai, turbūt Lietuvoje, bet jeigu jūs tą padarote patys arba nusinčia savo pažįstamus tenai. Pasinaudokite kodu BNI15, gausite papildomą nuolaidą, ten iškart matote kainą, iškart ateina, užsakot ir gauti mažiausią kainą. Nes jeigu nebereikia klebinti vadybininko, kad jums skaičiuotų, kažką derintų, gaištų laiką, pasidarote patys, tai mažiausia kaina ir viskas labai elementaru. Jeigu kažkas yra nestandartinio, faktas, kad čia nepavyks, reikia komunikuoti, derinti, daryti ir mes viską tai padarom. Pakuočių projektavimas ir gamyba, kaip ir minėjau, man tokie įdomiausi projektai, kur reikia pagalvoti, išmąstyti kažką, išburti ir gauti tą galutinį projektą. Tai tų projektų yra begalė, net ir su Eduardu esame pasikolabinę, padarę bendrų projektų, kur gaunam tam tikrus dalykus, tai tikrai smagu juos daryti ir įgyvendinti. Tai va, čia tos pačios pakuotės, visokie nestandartiniai dalykai, bet irgi galima sakyti prie tų pakuočių, tos pačios net ir tos medinės dėlės irgi gamintos mūsų, kad jos būtų skirtinės. Kompleksinė reklama, kai daro viską. Tai smagiausios sakymai, kai ateina ne tik maišeliai, ne tik kepuraitės, bet kai reikia visko. Kai reikia renginį, šiuo atveju Agrovizija, tai buvo daryta viskas, ta prasme. Ir maišelis, ir šokoladas, ir pakuotė, ir kepuraitė, ir vyno dėžė, ir dar daug kitų dalykų, ir kai tai yra daug dedamųjų dalių. Tas pats su šatku labai geras pavyzdys, kai daros irgi velto pekai, kurie eina daug dalykų vienam darbuotojui. Čia Mercedeso darbeliai, nestandartiniai darbai, kur irgi klientai, kaip jūs sakau, duoda nuo smulkių darbų, didesnių ir didelių parodų standų įrengimo, kur čia reikia keliasdešimtyje arų įrengti didžiulį standą ir jį pilnai apipavidalinti. Verslo dovanos, ko dar nepasakojau ir apie tai nekalbu, bet mes turime pasidarę irgi tokią puikią savitarną, kur evreklama.lt užėję verslo dovanos, pasirinkę bet kokį produktą, jūs iškart matote kainą. Jeigu norite sužinoti, kiek tas dalykas kainuoja su logotipu, tai labai paprastai pasirenkat puodelį, pasirenkat kiekį, kur yra skaičiavimas kainos, paspaudžiate tenai, pasirenkat norimą spaudos būdą, iš karto matote galimą kainą. Tai kad nesiųstų užklausų, nes
gaunu laišką, pasiūlykit mums planelius, o jų yra ten keliasdešimt. Ir kaip man žinoti, ar mano ir jūsų skoniai sutinka. Tai paprasčiausiai, prasibėgat, palei kainą, palei spalvą, palei sudėtį, įsirenkat, o tada jau parašot man, pasidėri dėl kainos ir viskas. Viskas labai paprasta, viskas labai greita ir viskas labai lengva. Tai jeigu kažkam reikia įvairiausių kanceliarinio ar savo reprezentacinių dalykų, tikrai kviečiu užsukti, pasižiūrėti, išbandyti ir pasižiūrėti. Norimi klientai. Iš šito sąrašo jau atsirado tie klientai, su kuriais mes jau dirbam, nes kaip Regidijus sako, turbūt reikia užrašyti ir jie tada įsigyvendina. Tai čia turbūt 50% jau jie yra mūsų klientai, bet galbūt šitas skaidrė tam, kad labiau įsivaizduotume, kokio tipo klientų mes norime, su kuriais mums patinka dirbti, su kuriais mes randam bendrą kalbą ir čia tai tokiam bendram įsivaizdavimui. Tai turbūt tiek.